Sekmadienio Evangelijoje matysime Joną kaip liudytoją. Jis sąmoningai pasitraukė iš centro ir visą savo dėmesį nukreipė į Jėzų. Jonas nėra šviesa, bet yra tas, kuris liudija apie šviesą. Jisai nėra žodis, bet yra tas, kuris kviečia jį pažinti. Balsas šaukintis tyruose. Jonas moko, kad tik tada, kai leidžiame Jėzui būti gyvenimo centre, mes atrandame savo tapatybę. Daugiau nereikės gyventi iliuzijoje, nereikės gyventi apgaulėse, nereikės įrodinėti kitiems savo vertės, nes žinosime, kas esame Dievo avinėlio šviesoje. Kai aš skaitau šį tekstą, šią ištrauką, esu liktais kviečiamas į kelionę, kur reikės ieškoti. Daug ieškoti, klausytis, kovoti su vidiniu nerimu, su abejonėmis ir kur reikės surasti daug drąsos leisti Dievui mane vesti. Norėčiau kaip Jonas neužsidaryti savyje. Norėčiau ieškoti tiesos, o ją atradęs dalinti su kitais. Norėčiau kaip Jonas atpažinti Jėzų ne iš išorinių ženklų, bet atpažinti jį su šventosios dvasios pagalba. Šis tekstas kviečia ir mus, ir mane savęs paklausti, ar leidžiu, kad mano gyvenimas rodytų į Kristų, ar kartais nebandau pats tapti centru. Tikras krikščioniškas liudijimas prasideda ten, kur žmogus pasitraukia į šoną, o Dievas tampa matomas. Šiandien esame kviečiami būti balsu, kuris veda prie žodžio. Palaimintos jums dienos ir leiskime Kristui parodyti mums, kas esame.